Nu tai ką, pirmoji diena, pirmas vaizdo įrašas, kai aš dirbu, apsirengiau marškinėlius ir laukiu užsakymų. Įdomu, kiek aš čia lauksiu dabar. Net neįsivaizduoju, pas mus miestelį dėja, bet jų yra daug mažiau negu kitur. Šildo dar mašina. O kaip seksis, žiūrėsim. Nu, iš tikrųjų, valandą laukiu ir nei vieno užsakymo. Tai net ir pas mane miestelį taip nebuvo blogai, kad tokiu metu valandą laukti ir nei vieno užsakymo. Dabar yra 7:30 jau. Tai aš laukiu nuo 6:30. Prie manęs stovi dar du baltistai, mūsų miestas mažas, mes turim savo vietas, maždaug pasiskirstė. Nepasiskirstė, o tiesiog miesto centre stovim, užsimetę 2 km spindulių ir laukiam užsakymų. Tai prie manęs dar du baltistai stovi ir lygiai tą patį laiką nepajudėjo kaip ir aš. Gal 20 minučių jie atvažiavo vėliau, o visumoje aš jau čia 1:30 minučių ir dėja negavau nei vieno užsakymo. Laukiam vis dar kažkokio pajudėjimo, nes taip tragiškai dar nėra buvę, bent jau vienas užsakymas įkrisdavo per tą laiką. Tai aš nesuprantu, čia žiemą žmonės nevažinėja, ar čia kaip suprast. Tiksliau ne žiemą, o rudenį. Nu va, galiu pasidžiaugti, kad pirmas užsakymas per 2 valandas, 15 minučių liko iki 2 valandų, kai aš čia stojau, tai pirmas užsakymas. Tai tas, kas verkia, kad nėra užsakymų Vilniui, tai atvažiuotų pas mus į miestelį ir tada ką kalbėtų. Tai per 2 valandas tik vienas užsakymas. Nu, įrašinėjau dar kartą, jau galvojau, baigiau pamainą, bet dėja nebaigiau, nes gavau užsakymą, tiksliau 2. Tai galutinė šiandienos dienos mano padaryta norma yra 19 eurų su centais. Vieną keleivį atšaukiau, nes turėjau pasimti iš paštomato siuntą, buvau šalia, tai kol pasėmiau, tai tegu kitos nuveža. Tai 19 eurų per 5 valandas. Tai yra katastrofa net ir mano mieste iš tikrųjų, nes tokiu metu maždaug uždirbo kokį 40 eurų ar 50. Tai plius minus per tokį laikotarpį. Per tas 5 valandas. Tai va tokios va naujienos iš mano fronto. Jeigu norite ir toliau matyti, kaip man sekasi, padėti man, tai būtinai paspauskite prenumeruoti mygtuką, patinka mygtuką. Nu ir ką, iki sekančių kartų. Tai dar pridėsiu, kad nepadėjo nei šie mano marškiniai aplamai niekas šiandien. Ir dar nuvežiau vieną užsakymą už 5 eurus. Tai iš viso uždirbau ne 19 eurų, o 24 eurus. O kuro išnaudojau tai plius minus už 100 kilometrui, 10 eurų, man atrodo. Taip grubiai primetu. Tai jeigu viskas skaičiavus, uždirbau grubiai irgi 10 eurų per 5 valandas. Detaliau viską, kai pradėsiu rašyti, tada matysite. Dabar tokia minimali statistika. Ačiū, kad žiūrėjote dar kartą ir ką, iki sekančio karto.